Sveiki atvykę į Shonen Alchemy, vietą, kurioje kiekvieną savaitę dalinamės karščiausiomis anime naujienomis. Animacinio serialo Arcane antras sezonas buvo atskleistas su naujų anonsų ir išleidimo grafiku per Netflix Geeked renginį. Serialas bus išleistas 3 dalimis, pradedant nuo lapkričio 9 dienos, o naujame anonse matomas V kelionės kaip kovotojos fragmentas. Filmas Attack on Titan – The Last Attack atskleidė pagrindinį anime anonsą ir naują pagrindinį vizualą. 145 minučių trukmės santraukos filmas Japonijoje bus išleistas lapkričio 8 dieną. Už animaciją atsakinga studija MAPPA, o kino teatrų leidime bus patobulintos pirmosios ir antrosios Final Chapters specialiųjų dalių scenos. Taip pat 5,1 kanalų erdvinis garsas. Anksčiau paskelbtas Batman Ninja vs. Yakuza League tęsinys išleido veikėjų klipą ir atskleidė aktorių sudėtį. Daugiau detalių apie šį anime filmą bus atskleista jo panelėje per New Yorko Comic Con renginį spalio 17 dieną. Anime Bleach Thousand Year Blood War Part 2 The Conflict pristatė pirmosios serijos, iš viso tai bus 27 serija, peržiūrą. Serija pavadinta A ir jos premjera įvyks spalio 5 dieną. Šiais metais Bleach švenčia savo 20-ąjį jubiliejų, o naujame vizuale pavaizduotas Ichigo Kurosaki ir keli pagrindiniai serialo antagonistai. Anime paremtas Tite Kubo manga, debiutavo 2004 m. spalio 5 dieną, o trečioji Thousand Year Blood War dalis numatyta premjera lygiai po 20 metų. Castlevania Nocturne antras sezonas atskleidė pirmąjį anonsą ir patvirtino, kad animacinio serialo premjera įvyks 2025 m. sausį. Tęsinys buvo paskelbtas praėjus savaitei po to, kai rugsėjo 28 dieną Netflix platformoje pasirodė pirmasis 8 serijų sezonas. Anime Vistoria Wand and Sword išleido kulminacingąjį vizualą ir anonsą po 10-osios serijos pasirodymo Japonijoje. Už animaciją atsakingos studijos Actas ir Bandai Namco Pictures, o serialas iš viso turės 12 serijų. Netflix paskelbė apie naują animacinį projektą susijusi su Cyberpunk 2077 po didžiulės Cyberpunk Edge Runners sėkmės. Šis projektas buvo pristatytas kaip nauja Netflix Animation CDPR ir Cyberpunk bendradarbiavimo iniciatyva, tačiau kitos detalės dar neatskleistos. Anime Dan pristatė naują pagrindinį vizualą, 5 naujus aktorius bei 3 trumpus anonsus, kuriuose atskleidžiami skirtingi serialo aspektai. Už animaciją atsakinga studija Shin Saru, o transliacija prasidės Crunchyroll ir Netflix platformose nuo spalio 3 dienos. Pirmosios 3 serijos šiuo metu rodomos kino teatruose visame pasaulyje, kaip Dan First Encounter. Anime Demon Lord Retri-R atskleidė pagrindinį anonsą ir vizualą. Taip pat paskelbė, kad premjera Japonijoje vyks rugsėjo 28 dieną. Už animaciją atsakinga studija Gekko. Crunchyroll taip pat patvirtino, kad transliuos serialą, tačiau platformos išleidimo data dar nebuvo paskelbta. Naujas Devil May Cry anime, kuriam vadovauja Netflix, pristatė naują anonsą ir paskelbė, kad premjera įvyks 2025 m. balandį. Animacinis serialas yra bendradarbiavimas tarp Capcom, Studio Mir ir Adgi Shankar. Projektas buvo paskelbtas pernai rugsėjį, o Dante balsą suteiks Johnny Young Bosch. Netflix pristatė naują veiksmą akcentuojantį klipą apie anime adaptaciją Sakamoto Days per Netflix Geeked Week renginį. Animaciją kuruoja studija TMZ Entertainment, o režisierius yra Masaki Watanabe. Adaptacija buvo paskelbta gegužę ir numatyta premjerai 2025 m. sausį. Solo Leveling Season 2 Arise from the Shadow pirmieji 2 epizodai bus rodomi kaip filmas pavadinimu Reawakening nuo lapkričio. Išleidimo datos paskelbtos Korėjoje ir Japonijoje, o daugiau šalių bus pranešta vėliau. Filmas apims pirmojo sezono santrauką ir pridės pirmuosius 2 antrojo sezono epizodus. Iš viso 13 ir 14 epizodus. Premjera Korėjoje įvyks lapkričio 28 dieną, o Japonijoje ji prasidės lapkričio 29 dieną. Pranešimas buvo paskelbtas Aniplex Online Fest 2024 renginyje
kuriame dalyvavo Taito Ban, Sung Jingwoo ir Reina Ueda, Cha Hae-in. Studija Trigger pristatė pilną animuotą vaizdo įrašą Transformers 40-ojo jubiliejaus proga. Projektas buvo paskelbtas rugpjūtį, o jame skamba tema My Day. Vaizdo įrašą režisavo Akira Amemiya, kuris anksčiau režisavo SSSS Grindman ir SSSS Dyna Zenon. Windbreaker atskleidė 6 tomo Blu-ray viršelį, kuriame pavaizduotas Hajime Omemiya.